Seksualinės energijos perkelimas į aukštesnius aspektus. Vizualinė meditacinė praktika. Prieš atliekant šią praktiką rekomenduojama atlikti intimaus ryšio energijos išvalymo su buvusiaisiais praktika, kurios metu bus nutraukta nepageidaujama energinė priklausomybė sukurta per lytinius santykius. Ši priklausomybė dėl keitimosi energijomis gali būti labai stipri, todėl ir jam ir jai nuolat tenka eikvoti savo gyvybinę energiją, palaikant šios ryšius, net jei jų nebėra fizinėme lygmenyje. Taigi, šiai praktikai prireiks baltos arba geltonos žvakės, pipirmėčių ir bazilikų natūralių eterinių aliejų ir stiklinės vandens. Ši praktika skirta perkelti kundalinį energiją iš pirmojo ir antrojo energinių centrų į šeštąją ir septintąją čakras. Tai aktyvuoja šias čakras ir sutankina būdinį bei atminį auros laukus. Praktika mažina perteklinį seksualinį potraukį ir nukreipia energiją į smegenų paslėptų gebėjimų pažadinimą, eterinių matricų gydymą, energinio matymo sustiprinimą, dvasinio kanalo išvalymą ryšiui su aukštesniuoju aš ir dvasiniais vedliais. Praktiką galima atlikti nuo lytinės brandos pradžios iki senatvės ir nedažniau kaip kartą per 2 mėnulio mėnesius arba rečiau kaip kartą per savaitę, priklausomai nuo lytinio temperamento ir santykių buvimo. Jei seksualinės mintys aplanko dažnokai, tačiau nėra kur jas realizuoti, tuomet galima ir dar dažniau. Lytiniai hormonai yra žmogaus svarbi dedamoji ir jie išsiskiria nuolatos. Ir kad seksualinė energija nebūtų prarandama galbūt netgi ir sapnuose, ją galima sublimuoti ir perkelti į aukštesnės čakras ir panaudoti dvasiniam augimui gerinti. Kundalini tai eterinio ugnies elemento energija, esanti visose čakrose ir vidaus organų eterinėse matricose. Lytinis susijaudinimas sukelia kundalinį kaupimąsi pirmojoje ir antrojoje čakrose, kas gali lemti greitą ir nekontroliuojamą energijos išsiveržimą per visas čakras išilgais stuburo, lydimą orgazminio pobūdžio pojūčių. Atsižvelgiant į šią kundalinį savybę, ir kad ši energija nebūtų prarandama, jos sėkmingam perkelimui į aukštesnės čakras būtina įvykdyti šias sąlygas. Rekomenduojama praktiką atlikti Veneros dieną penktadienį arba sekmadienį Saulės dieną arba pirmadienį Mėnulio dieną, augančios Mėnulio fazės metu. Tai yra tomis dienomis, kurios yra palankios darbui su šiomis energijomis. Bet ne anksčiau, kaip po 7 dienų nuo paskutinio orgazmo, įskaitant ir sapne. Labai rekomenduojama nutraukti eterinius ryšius su buvusiais partneriais ir susigrąžinti ten įstrigusią savo seksualinę lytinę energiją. Alkoholio vartojimą nutraukti prieš 7 dienas, o nikotino, kofeino ir teobromino bent prieš 12 valandų. Geriausias praktikos laikas – pirmosios 2 valandos po saulėtekio. Dėvėk lengvus šviesios spalvos drabužius iš natūralių audinių. Ant kūno neturėk jokių metalinių papuošalų ar aksesuarų. Geriausia atlikti tuščiu skrandžiu, prieš tai išgerus stiklinę šilto vandens su 1 lašu 100% natūralaus pipirmėčių eterinio aliejaus. Patalpose turi būti viena. Pašalink visus trukdančius ir dirginančius veiksnius. Ryškia šviesą, triukšmą, gyvūnus, vabzdžius visokius skraidančius ir panašiai. Taigi, pradėkime praktiką. Uždek prieš save baltą ar geltoną žvakę pateptą eteriniu baziliko aliejumi. Atsisėsk ant kėdės ar grindų tau patogioje padėtyje, tiesia nugara, rankos ir kojos nesukryžiuotos, veidu į rytus. Rankas laikyk delnais į viršų. Užsimerk.
Atpalaiduok kūną ir protą. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Įsivaizduok maloniausius intimaus artumo momentus tol, kol pajusi didėjantį seksualinį susijaudinimą. Sutelk į šį pojūtį dėmesį ir mintise įsivaizduok, kad susijaudinimo energija virsta ugnimi, degančia tarpvietės ir apatinės pilvo dalies srityje. Įsivaizduok, kad įkvėpi baltą šviesą ir nukreipi ją į kiekvieną čakrą nuo 1 iki 7. Kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas šią šviesą perkelia per vieną čakrą, iš 1 į 2, iš 2 į 3, iš 3 į 4, iš 4 į 5, iš 5 į 6, iš 6 į 7. Iškvėpimo metu šis rutulys nušventa čakrą atitinkančią spalvą, ryškiai šviečiančią ir besisukančią pagal laikrodžio rodyklę. Įkvėpk lėtai ir giliai. Ir įsivaizduok, kad šis rutulys išsitempia aukštyn ir kyla stuburu kaip liepsnos liežuvis. Iškvėpimo metu įsivaizduok, kad tavo laukas plečiasi. Čia svarbiausia – lėtas ir gilus kvėpavimas. Būtent lėto ir gilaus įkvėpimo metu įsivaizduok, kad šis rutulys tarsi išsitempia aukštyn, kaip žvakės liepsna kyla į viršų. Po kelių įkvėpimų ar iškvėpimų tau gali tapti karšta, nes kundalini tai viena iš ugnies energijos rūšių. Tai kaip tik ženklas, kad viską darai teisingai. Toliau mintise stebėk, kaip tavo energija, šis susijaudinimas, ši kundalinė ir prana įgauna įkrauta libido, kyla aukštyn. Tęsk tol, kol seksualinis susijaudinimas nurims ir jį pakeis aiškus šilumos pojūtis 1 ir 2 čakrų srityje. Po to mintise įsivaizduok, kaip deganti ugnis kyla į bambos sritį, ir kai pajusi ją ten mintise ištark, har, paimti, išlaisvinti. Įsivaizduok, kad 3 čakroje ugnis stiprėja su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu, kol fizinėme lygmenyje pajusi šilumą bambos srityje. Tęsk ugnies kėlimą aukštyn į 4 čakrą ir kai pajusi ją ten, mintise ištark, Ramdas, atsidavusi ugniai. Ugnies įkūrimą širdies srityje tęsk tol, kol pajusi šilumą krūtinėje. O dabar mintimis perkelk ugnį į 5 gerklės čakrą ir mintise ištark. Hami, garsas siejamas su gerklės čakra. Įsivaizduok, kaip ugnis stiprėja, kol pajusi šilumą kaklo pagrinde. O dabar sutelk dėmesį į tašką kaktos centre. Įsivaizduok baltą sūkurį, kuris į save įtraukia ugnį iš 5 čakros. Su kiekvienu įkvėpimu įsivaizduok naują ugnies antplūdį į 6 čakrą, kol balta sūkurio forma virs ugnine ir tada mintise ištark. Sam, vienybė, pilnatvė. Ir įsivaizduok, kaip ugninė sūkurio forma vis labiau ir labiau įsidega, kol pajunti šilumą kaktos srityje. Tada perkelk dėmesį į pakaušį ir įsivaizduok, kad virš jo sukasi didžiulis kūgio formos sūkurys, kylantis toli aukštyn už tavo vidinio regėjimo ribų. Sukurk vaizdinį, kaip šis sūkurys į save įtraukia ugninę energiją iš 6 čakros. Ir kai tik šis sūkurys pradės įgauti žemesnės čakros spalvą, mintise ištark. Hatha, priešybių pusiausvyrą. Mintise stiprink ugninės energijos tekėjimą virš galvos besisukantį sūkurį, kol pajusi šilumą viršugalvio srityje. Kai kundalinė energija pakyla į 7 energijos centrą,
Tavo seksualinis susijaudinimas turi išnykti be jokio pėdsako. Tačiau dar vis jį jauti, tai reiškia, kad buvai nepakankamai susitelkusi į energijos tekėjimo vaizdinį. Tokiu atveju pakartok šią praktiką dar kartą su didesne koncentracija. O jeigu susijaudinimas nurimo ir jauti šilumą bei lengvumą visame kūne, o sieloje džiaugsmą, tai rodo, kad tu sąmoningai pervedei eterinės ugnies stichijos energiją į subtilę gyvybinę energiją, kuri yra net 14 tankio lygių arčiau dvasinio pasaulio nei kundalinį. Ir kai energija pakilo iki 7 čakros, mintyse ištark: savo dvasios jėga aš paverčiu libido ir kundalinį energiją, gyvybinę energiją, dvasinio kanalo stiprinimui, savo kūrybinių gebėjimų vystymui ir atminties gerinimui. Įkvėpk, iškvėpk ir pajus, kaip ši energija tampa balta. Ir jei viskas ramu, tuomet 3 kartus ilgai įkvėpk, iškvėpk, dar kartą įkvėpk, iškvėpk ir dar kartą įkvėpk ir iškvėpk. Atsimerk ir pažvelk į priešais esančią žvakę. Ištiesk rankas link liepsnos ir laikydama delnus virš žvakės 7 kartus garsiai ištark ugnies mantrą, maldą ugnies ir saulės energijoms, kviečiančią vidinę šviesą ir apsaugą. Om Shri Agni Surya Jaya Ram. 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 Ir dabar gali atsargiai atsistoti, žvakės neužgesink, ji turi sudegti iki galo. Kad kūnas geriau įsisavintų gyvybinę odžio energiją, patartina po šios praktikos atsipalaiduoti ir pagulėti ant šono arba ant nugaros bent 30 minučių. Jei kūnas nori atlikti kokius nors judesius, nesivaržyk. O jei atsirastų kokie nors garsai, leisk jiems tekėti natūraliai. Jei pajusi norą išeiti iš fizinio kūno, daryk tai be baimės ir abejonių. Kai nurimsi ir pailsėsi, gali užsiimti savais kasdieniais reikalais. Kundalinių pakilimo ir harmonizavimo procesas vyksta skirtingai kiekvienam žmogui. Tai saugu, jei neblokuoja energijos srauto baimėmis, abejonėmis ir nepasitikėjimu savimi ir ar aukštesniuoju protu. Ši praktika adaptuota pagal praktiką, kurią per kontaktuotoją Irina Podzorovą perdavė Midgas Kaus, biologas, psichologas, nežemiškų civilizacijų specialistas iš planetos Esler. Dėkoju, kad esi kartu. Tavo Meditėja.